Treneri visai įdomios rungtynės gavosi neutraliam žiūrovui. Kurioje vietoje sugriuvot, kad neišlaikė tos lygios kovos iki pat ketvirto kėlinio pabaigos? Tai turbūt gale tie keli trajekai, tritaškiai metimai, jau vienas nuo lentos, kitas irgi toksai atsimušęs į lanką, pakilo aukštai, įkrito, plius 6 taškai. Gal tos energijos pritrūko, o to sveiko truputį projekto momentais ir žinoma taiklų metimų. Iš 28 4 tritaškai pataikyti, tai turbūt pasako viską ir tos 4 tritaškius vienas žaidėjas pataikė. Visiems kitiems tiesiog nekrito, krepšys užsirišęs, gynyboje kelias vėlgi klaidos, 1-1, nesusidengimas, ir turim tokią rezultatą, kokį dabar turime. Nelabai šiandien pasijungė žaidėjai nuo atsarginių žaidėjų suolelio, mažas jų taškų indėlis, o starto penketo žaidėjai ir pražangų prisirinko. Kiek tas faktorius dar šiandien įtakoja? Tiesiog pasirinkau tokią taktiką remtis maža rotacija žaidėjų. Yra taip kaip yra. Šiam momentui turbūt fiziškai negali kiti dar atstovėti šitame lygyje, todėl teko remtis tais pagrindiniais ramsčiais, truputį fiziškai stipresniais žaidėjais, kurie galėtų lygiai susidengti 1-1.